aukščiausio lygio taip pat tai žinia, kad mes, bendruomenės, esame atsakingi už savo apylinkės ir tai, kuo jos tampa. Tik mūsų dėka čia viskas yra dabar taip, kaip yra, o ne kažkokių tai valdininkų, kurie gali įnešti mums, kaip sakant, šaukštą degutą į šitą nuostabų medaus avilį, kaip sako, ir sugadinti mums gyvenimus, nemanau. Taigi kviečiame padėkoti už bemiegės naktis ir informacijos rinkimą ir pakviesti mūsų iniciatyvinę grupę, tarti keli žodžius. Ačiū jiems didelis, aš norėčiau iš tikrųjų apkabinti Rimą. Ir Dalę. Tai aš tai čia. Nes tai dvi, sakyčiau, tokios Energizer batareikos. Jos taip viską stumia, taip viską atranda, taip mus visus sustiguoja. Ir visa ta mūsų grupė be šitų dviejų kertinių nuostabių moterų tikrai, nežinau, ar būtumėm spėję tiek padaryti, kiek dabar yra padaryta. Taigi, pirmiausiai noriu suteikti žodį Rimai, mūsų jau oficialiai seniūnaitei Šakių kaimo. Taigi, Rima. Ačiū, Ridai. Ačiū, Dalia, kad esat su mumis. Ačiū visai iniciatyvinė grupė. Mūsų yra gal 16 turbūt, ar ne? 18. Tai iš tikrųjų visi labai daug dirbo, daug bemiegių naktų ir tikrai ir savaitgalį, mėnesis tikrai žiaurus, iškrito iš gyvenimo, bet turim rezultatų. Turim rezultatų, iš tikrųjų, šiokių tokių tikrai turim. Dabar kas yra padaryta? Padaryta tai, kad tikrai politikai visi yra informuoti, pradedant nuo visų partijų Seime, Teisės ir teisingumo komitetas, Nacionalinio saugumo komitetas, yra prezidentūra informuota ir tikrai sulaukiam pagalbos iš prezidentūros, šiokių tokių konsultacijų teisinių turėjom. Ambasadoje buvom, yra informuota ambasada ir ambasadorius informavo su Norvegijos fondu būtent finansavimu susijusias įstaigas Briuselyje ir kitur ir pačioj Norvegijoje apie šitą padėtį. Iš esmės, šiuo atveju Norvegijos ambasada iš tikrųjų, kaip pasakyti, mus palaikė, bet be abejo visų, kaip pasakyti, norai yra geri, bet galbūt ne visi turi tų, kaip sakyti, galių kažką pakeisti. Kas dar yra padaryta? Tai kaip matėte, jeigu kažkas žiūrėjo, Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstė jau šitą klausimą, jie vykdo parlamentinę kontrolę ir YouTube yra įrašas. Kaip pasakyti, tenai išgirdom tokią frazę, kad liktai Teisingumo ministerija susitarė su bendruomenė, bet kaip žinom, tai yra visiška netiesa ir tai vėl yra melas ir komunikacija, kaip pasakyti, vėlgi mūsų negirdi. Bet iš to komiteto galbūt vienas tik tai mums naudingas dalykas yra, kad bus parengti teisės aktai, visas įstatymų paketas ir jisai bus pristatytas vėl į Teisės teisėtvarkos komitetą svarstymui tarp parlamentinių sesijų, tai gali būti kažkur vasarį. Tai mums reikia būti labai budriem, stengtis, kaip pasakyti, duoti savo pasiūlymus vienas dalykas, bet kai jau juos paskelbs, reikia žiūrėti, ką paskelbė ir siūlyti savo siūlymus, taisyti tuos įstatyminius aktus. Dabar kitas komitetas Nacionalinio saugumo, tai jame yra paduota visa medžiaga susijusi su pardavėju. Vis dėlto yra labai daug klausimų dėl to pastato pardavimo. Pardavėjas buvo kažkada įvertintas, dabar galvoju, 19-21 metais netitinkantis nacionalinio saugumo, vienu žodžiu, reikalavimų, bet ir šiaip su šituo pirkimo pardavimo faktu yra labai daug neaiškumų. Tai šitas klausimas yra toliau nagrinėjamas, būtent to nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Toliau, ką esam padarę, esame pateikę skundą generaliniai prokuratūrai, kur yra viskas išvardinta nuo teisės aktų pažeidimų, nuo pirkimo pardavimo sutarties, visų šitų niuansų, kuriuos mes sugebėjom, kaip pasakyti, visi kartu surasti.
ir prašome generalinę prokuratūrą ginti viešą interesą, stabdyti šitą projektą, kol nebus išsiaiškinti visi pažeidimai ir tie tiesiog nubausti kaltieji, kurie tai padarė. Jeigu tai bus, bet be abejo, generalinė prokuratūra retai kada imasi ginti viešą interesą, tai yra reti atvejai, bet mes tikimės, galbūt mūsų atvejais bus iš tų retų. Tai mes kol kas dar neturim atsakymą, ar jinai imsis ginti mūsų viešą interesą. Toliau penktadienį yra paduotas ieškinys į teismą, tai va mūsų advokatai dirbo keletą savaičių irgi labai stipriai. Ir yra paduotas ieškinys. Tai žiūrėsim, ar priims tą ieškinį, gal jį reikės taisyti, tai bus kitą savaitę jau jų žinių, kaip su to ieškiniu. Dabar jeigu pasižiūrėti finansinę pusę, ką esam išleidę teisiniam dalykam, tai yra išleista dabar advokatam apie 3,5 tūkstančio. Bet čia yra tik tai tas vienas ieškinys, mes planuojam jį ne vieną teikti, nes kaip minėjau, yra sandorį galbūt reikės ginčyti. Ir sandorio ginčijimų, jeigu reikės mokėti žyminį mokestį, vėlgi jis tenai, žiūrėsim, gal atleis nuo to žyminio mokesčio, bet gali būti, kad reikės jį sumokėti ir jis ten yra nemažas. Tai vis dėlto tos paramos mes prašysim, duosim ataskaitą, kiek išleidom, kiek turim ir jeigu reikės, turėsim prašyti, kad vėl aukotumėt. Taip, čia investicija iš tikrųjų. Čia, kaip pasakyti, į mūsų gerovę ir į mūsų gerą tolimesnį ramų gyvenimą. Tai gal va taip trumpai apibendrinu, iš tikrųjų ir toliau vyksta mūsų dvi kryptis. Viena yra teisinė kryptis, kita yra politinė kryptis, nes kaip matom, politiniais tais galim greičiau pasiekti, jų probacijos tarnybos gal ir nebebus dabar, bet neaišku, kaip bus vėliau. Tai tie politiniai, jie yra spartesni, tie sprendimai, bet kaip matom, Teisingumo ministerija, jinai dabar negali prisipažinti klydusi. Žinot, niekas nenori prisipažinti klydęs ir jie labai laikosi savo pozicijos, bet mes nepasiduosim. Mums reikia nepavargti, reikia toliau vienybės, reikia toliau laikytis. Stengsimės dažnai mitingų nedaryti, bet kai darysim, labai prašau ateikit. Reikia žmonių, reikia parodyti, kad jums rūpi, kad mes siekiam, kad čia nebūtų tos įstaigos. Tai va, ačiū visiems labai iš susibūrimą, už palaikymą. Mes jumis didžiuojamės, kad jūs tokie bendruomeniški ir visi vieningi. Ačiū jums labai. Na ką, ir labai prašom, mesgi turim seniūnę, nuostabią seniūnę.